Sveiki visi, šiandien yra spalio 19 diena, aš esu čia Balinos Kilalų arėjai vadinamai ir šiandien aš, brolis, tėvas bandom laimę varžybose European Pike Challenge 2024, tai europietiškų lydekų varžybos. Ir tiesiog bandysim sudalyvauti šitam renginyje ir pabandysim kažką čia pagauti ir žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Tai bandysiu video failą į foto, įkelsiu turbūt iš telefono, bet matysiu gal protarpiais kažką ten pafilmuosiu ir panašiai. Tai pabandysiu sumontuoti video, kaip išeis ir galų gale pabaigoje aptarsim, kaip ten viskas sekėsi. Tai gero žiūrėjimo. Tai va, gaunasi, čia atplaukiam. Rytas gražus, registracija, va kaip atrodo maždaug su numeriais lentelės, liemenė ir panašiai. Dar ateina vis naujų žmonių. Rytas gražus, va, jie ruošiasi ir turėtų vykti varžybos greit. Nu va, gaunasi, žvėjai jau susirinkę. Registracijas praėję, patikras praėję, čia vat inventorius, mūsų komanda, mūsų valtelė, mūsų numeris 22. Rytas labai gražus, saulėta, aišku, pilnatis, bet tikėkime kažką pagausim. Nu va, gaunasi čia, matosi starto vieta ir lauksim signalo starto. Va, gaunasi startą davė. Žvėjai visi jau laksto, plaukia ir panašiai, bandysim parimest. Labas rytas visiems. Šiandien yra 26 spalio. Aš esu Balinoje Kilalų arėjai. Vietai čia gaunasi miestelis, taip pavadinkim. Ir gaunasi prieš savaitę čia įvyko varžybos žvėjų to European Pike Challenge 2024. Aišku, dalyvavo mama, tėvukas ir brolis šitose varžybose. Aišku, sėkmė buvo ne mūsų pusėje. Bandėm irgi daug žvejot visokiuose gyliuose, ir ant 10, ir ant 12, ir net iki 15, ir 3-5 metrai, ir 1,5 ir panašiai. Ir gaunasi ir pievose vadinamos, kur yra tokios samanos gaunasi, ant kabliukų dažnai užkimbavo. Buvo vietų irgi, kur tokios kaip eglutės gaunasi žolių, bet tai kažkaip nelabai mums kažką ir pavyko pagauti. Bandėm ir mėtyti, ir trollingą, ir panašiai, tai kaip sakant, trollingas tas valgiavimas, tai pavyko ten ištraukti vieną 67 cm lydekutę, bet tai nebuvo įskaitinė, nes varžybose buvo nuo 70 cm tokios įskaitinės žuvis buvo. Tai mūsų nedasiekė, tam broliui irgi buvo užkibus ant blizgės viena tokia gal irgi apie 70 kažkas tokio, nežinau, ten buvo plius minus prie valties atsikabino ir viskas. Ir tėvukui pavyko net ant tokio vartiklės net upėtakį pagauti. Tai irgi atrodo lydekinis standartas, bet tai upėtakis. Bet, kaip sakant, įskaitinių žuvų mums nepavyko pagauti. Bet kas liečia organizatumą, viskas tvarkinga, viskas gražu buvo, kaip sakant, ir papkė, kaip sakant, tokie su kortele, kad ir panašiai ten įrašyti visokius galima sugavimus ir panašiai. Ir liemenės, viskas, teisėjai su keliom valtim plaukio, viską tikrinu, prižiūrėjo ir panašiai. Tikrai renginys buvo labai geras ir viską tiesiog mums buvo, nes jis mūsų, bet nieko čia padarysi, čia, kaip sakant, kaip fortūnai yra. Bet šiandien esu šitoje vietoje, tai mažiau kalbų, daugiau darbų, kaip sakant, ir šiandien bandysiu čia pasivaikščioti krantu su spinningu ir bandysim pagauti kažkokią rudeninę lydeką. Tai gaunasi šitoje vietoje teka upė, tam dar į kitą pusę eisim ir vietoje čia šalia yra kanalas toksai. Čia nais dar kanalas toksai yra. Tai šiandien bandysiu šitam
šitose abiejose pusėse kažką tai pamėtyt, tai pasėmiau irgi blizgių keletą, gumų keletą įsidėjau, dar pasėmiau dėžę su vobleriais, gal vobleriais pabandysiu pagaudyti, pamėtyti, ir matysim, gal pavyks kažką pagauti čia. Tai kaip, einam, bandom, gaudom.
čia istorinis miestas tipo, senos nuotraukos matosi. Čia dar ta bažnyčia, vat, turbūt kiek suprantu, vat, irgi vat, matosi. Ir gaunasi čia kaip atrodančių turbūt statant tiltą, čia kaip pastatytas. Ir pats vat, miestas gan gražiai atrodo, per kamerą gal ne taip gražiai atrodo. Bet labai gražus vat, vaizdas iš čia susidaro. Tikrai vagiai smagu. Ten gaunasi vaikinukai kažkokie gaudo žuvį kažkokią, gal kojytas, gal dar kažkas. Nu tai valė žiūrovai, šiandien kaip ir baigsiu žvybą, gavosi apėjau ir vieną pusę, apėjau, va dabar kitą pusę praėjau. Ir čia gal truputį srovė didelė ir viską, bet nu, ir išbandžiau viską ir vas, ir partiklės, ir giluminius, ir mažiau neriančius. Nu, tiesiog nieko, nepagavau ir viskas. Kad mačiau kanale gaudo kojas žmonės, o pačiam tai nelabai pavyko ką ir pagaut. Dar spiningistai irgi buvo 3 ar 4, gal net jų ir daugiau net buvo, tai vieni tai kiti, bet irgi nieko nepagavo. Tai gal tiesiog šiandien laikas lėtas ar panašiai.
Vargau, net, kaip sakant, nuo šnekėjimo. Tai ką tam norėjau pasakyti, čia pavasarį irgi turėjom varžybas. Like 90 centimeters. One. Catch and release. Fish perch, 46 centimeters. Fish number 3, pike, 60 centimeters. Fish number 4, pike, 62 centimeters. Su tėvuku iš tavo vietoje ir gavosi buvo visai kiti organizatoriai. Ir tikrai nepatiko mums tas organizuotumas, nes buvo tokia problema, kad kai yra vadinami apsai, tai tipo toks donkey apsas, asilo apas, tarkim tai vadinasi. Ir per tą apsą kažkodėl neveikia mano galinė kamera. Priekiu selfie, tada leiskim darau viskas kaip rodo, o bandau ten jungti, klaidą rodo ir viskas. Ir gaunasi, buvo tokia problema. Ir negalėjom nieko padaryti. Tai visie, kaip sakant, kad ir su priekinė kamera išėjau, užfiksuoti, nufotografuoti ir viską, ta prasme, išsiuntėm 2 atskirus failus tenais žuvies, vienas ilgis, vienas paleidimas, bet vis tiek mūsų rezultato neskaitė, tipo, vos ne, gal ten tipo ir kita žuvis ar panašiai, tokių buvo, kaip sakant, tų kalbų ir panašiai. Bet esmė, nors ir pagavom tam turnyrė 4 įskaitinės žuvis, bet nieko taip ir mums neuskaitė. Tai dėl to irgi buvo, kaip sakant, ne pats geriausias variantas. Ir kitas dalykas irgi buvo tenais tokių, kad laimėjusi komanda irgi žuvį laiko taip, kaip negalima, nors pažeidė taisyklės, bet jų rezultatą įskaitė. Tai gaunasi irgi tokie niuansai, kad realiai nors yra parodyta vienai, bet daro priešingai, bet ir ten turėjo pagal viską anuliuot bent jau vieną iš tų žuvų, būtų anuliavę, tai ta komanda būtų kritus kažkur žemiau, kitos pasikėlusios per viršų, bet tiesiog irgi ten su organizatoriais buvo tuščios kalbos, kaip sakant, tai realiai nieko, teisybės neišėjo išlošti ir viskas, bet bent jau ten žuvų pagavom. O čia, ką galiu pasakyti, pažvejojau, kaip sakant, nors ir nieko nepagavau iš tos vietos, negaliu pasakyti, kad čia ta žuvies nėra. Sutikau ir spiningisų ten 3-4 ir daugiau buvo, tai irgi nieko. Tai koju ten tik tai ką pagavo ir viskas. Ir nežinau, gal bandysiu dar kokią vieną laidą padaryti ežere, su žieminiam lydekom šiemet. O taip iki kitų metų turbūt reikės kažką bandyti, gal atsinaujinti ar panašiai. Tai kaip sakant, nežvyno visiems ir iki susitikimo kitose laidose. Viso.